Passengers can book mobile QR tickets through DMRC Delhi Sarathi to Porto. One Delhi, Paytm. Alliance Air oro linijos yra prasčiausiai įvertintos oro linijos visoje Indijoje. Taip, čia bus dar vienas video apie tai, kas yra prasčiausiai Indijoje. Aš noriu įrodyti, kad nėra tai visas tai blogai. Po 3-4 valandas vėluojantys skrydžiai, kasdienybė, atšaukti skrydžiai, kai jau atvyksta žmonės į oro uostą, kam nepasitaiko. Lėktuvai atrodo taip kaip dideli kukurūznikai. Tiesiog atrodo, kad kukurūznikas neišbarstė trąšos ant lauko, bet pats suvartoja ir tiesiog išsipūtė. Klientų aptarnavimas neegzistuojantis, lėktuvai tragiškos būklės, kondicionieriai neveikia, varikliai kažkaip keistai ten ūžia. Pažiūrėsiu, ar tikrai jau čia taip blogai. Skrendu į Batindą miestą. Neįsivaizduoju, kas tai yra. Tiesiog kažkaip pailsėt nuo didmiesčio. Lietuvos mastas tai ir ten bus didmiestis, bet Indijos mastas tai toks kaimas, toks 500 milijono gyventojų. Namaskar, कृपया ध्यान दें। Jau pirmą kliurką Alliance Air iškritė šįryt, kai gavau SMS, kad skrydis neatidėtas, bet atkeltas anksčiau 40 minučių. Pirmą kartą taip, kad paankstintų skrydį, o ne vėluotą. Jau čia sako, hebra, davai, atkeliam skrydį anksčiau, vis tiek vėluosim, tai gausis kaip ir priklauso originalių laikų. Užrišau šniūrą, nes jeigu man ta sena įmautė kuprinės pasimetė, kuri buvo pritvirtinta prie kuprinės ant šniūro, tai šita nieko nesilaiko, nežinau. Jeigu išsimausti, bent jau gal šniūras prilaikys. Biški viršėjo 15 kg galima. Gal nenubaus. 11:55 boarding, gate number 14. Išpurtė visą šitą tašę, iškrito šitos goglai aisto, kur gali užkliuoti ant beleko ir juokingai atrodo. Šrilanką nusipirkau, bet gaila nelimpa. Sako, kas čia? Sakau, čia tokios sakytas, juokingas. Nu gerai, dar kartą nunešiu paskenuoti. Šiaip Alliance oro linijos kol kas viskas gerai. Kuprinė kilogramą viršijo, nes 15 kilogramų registruotas bagažas, bet nieko nesakė. Nes kiti būna ten kabinės dėl kelių šimtų gramų. Dasimokėjo dar kažką. Oro uostų tas maistas šudiniausias, koks tai gali būti. Kruasanai,
spurgos, sumuštiniai, su marinu. Tokia bananą turėtų nusipirkti, obuolį. Nieko nėra. Palaipinimas į lėktuvą turėjo būti 12:25 originaliai, bet paankstino į 11:55. Dabar yra 12:20. Tai jo. Paankstinam, bet gausis vis tiek kaip originaliai, kaip ir sakiau. Aljanso oro linijos. Reikia peržegnot, nes gal jie čia turi kažkokių Kryšnos pašventinimų, tai viskas bus gerai. सही है। हाँ पक्का। Eik, tai čia vietos tai daugiau negu įvairiuose biudžetinėse oro linijose. Realiai, kai skridau su Šri Lankos oro linijom iš Kolombo į Delį, tai net negalėjau kelienį tiesiai laikyti. O čia tai normaliai. Nu gerai, čia gal biškai paplyšę, bet nieko čia baisaus. Variklius patikrinkit tik. Alio. Variklius patikrinkit. Pasiūlė sėst, kur daugiau vietos priekį. Aljansas. Okay, nice. So, if you will listen the command which is evacuate, evacuate, evacuate 3 times, it means there is an emergency. If you will not get any kind of instruction, it means the cabin crew is incapacitated. So kindly assess the outside situation. If outside there is any smoke, any fire, any obstruction and structural damage, please do not open the exit. Kindly block the exit and direct passenger to the another exit. Stūmiau, bet pakilo realiai anksčiau už originalų laiką. Nu, šiaip turėjo pakilti be 5:01 to paankstinto laiku, bet po 1:20, tai truputį anksčiau už originalų laiką. Aljansas. Nieko nevalgiau šiandien, biškį vimdo. Jau taip žiūriu, kad yra maišas padėtas, jeigu ką, tai saugiai nuvemsiu. Susipažinau su vyruku čia, kuris gyvena toj Batindoj, į kurią skrendu, ir sakau, ką tam paveikt galima. Sako, nieko negalima. Kažkokia šventykla yra, tiesiog pailsėsiu. Ir šiaip man patinka tokie apie nieką miestai kažkur, kažką, vis tiek kažkas bus.
Įdomu, plos žmonės ar ne? Šiaip tai reikėtų, kad neapsivėjame bent jau galėtų paplot man. Sakė, šitas urosas karinį teritoriją, tai filmuoti aišku negalima. Bet svarbu, Aljansas nusileido sėkmingai. Aljansas. Mažesnio oro uosto tai nematęs kaip 1X Maxima. Kas dar labiau nustebino, tai kad atlaikė įmautė kuprinės su šito šniurgaliu. Aljansas. Čia jokie autobusai, nieks nevažiuoja iš oro uosto iki miesto 3 km. Tai paveš kažkoks bičiukas, kur susipažinau lėktuve. Kaip ponas priekį gavau vietą. Jau, kad čia nieko nevalgiu, tai atvežė pas draugą į restoraną ir jau tik atėjau, jau laukia patiekalas ant stalo padėtas. Vištiena, ryžiai, daržovės, nežinau kas čia dar, bet kai nieko nevalgiau, tai skanu ir nustebino žiauriai, kad net nereikėjo laukti. Pensions are not sufficient to survive or even single. The new government jobs, no pensions. They have cut it. Government job. How do you survive when you get old besides your Savings. Svetingas tas Pundžabas, čia Pundžabo valstija jau yra. Pavežė iš oro uosto vyrukas, kur susipažinau lėktuve. Paskui atvežė pas save į draugą restoraną, jau maistas laukia. Prakalbėjom beveik 2 valandas. Sako, viens atvaryk pas mane nakvoti, jokių problemų, turiu kambarį, viską. Tai tokio svetingumo turbūt nebuvau sutikęs dar Indijai. Bet nusprendžiau į hotelį varyt, nes reikia atmiegot už vakar. Kažkaip svečiuosi, kažką miegosiu, tai nebus tas pats. Viešbutis vadinasi High Class, aukšta klasė. Iš sidabrinių rūmų į aukštą klasę.
Oi, kaip mirguliuoja. Pagaliau normalus kambarys, tik atvariau pasižiūrėti to kambario ir kaip tik keitė patalynę prie manęs. Net neprašius. Ir šlavė. Kvepia. Beje, pamiršau paminėti, kad Aljanso skrydis, kuris turėjo trukti šiaip 1,5 valandos oficialiai, truko tik 45 minutės. Skrydis neatidėtas, o paankstintas. Čia nežinau, ar labai gerai, bet įskridom vis tiek beveik tuo metu, kaip ir reikėjo. Vietos normaliai, netgi davė atsisėst, kur dar daugiau vietos. Varikliai sukos pilnu pajėgumu ir atskridom anksčiau, greičiau. Tik labai purtė, bet čia neišvengsi, kai su tokiu krūzniku skrendi. Tai Aljanso oro linijas aš vertinu 5 iš 5. Jeigu kažkur rasiu, parašysiu 10 iš 10. Nežinau, čia skristi tik tais už 15 eurų po Indiją su šito Aljanso. Aljansas. Einam, pažiūrėsim, ką gero tą Batindą. Ar tikrai taip nieko gero, kaip vietiniai sako, nes visų pirma, kokie 3 žmonės lėktuve paklausė, kur tu čia skrendi tą Batindą. Aš sakau, nežinau, tiesiog bilietą nusipirkau bet kur. Sako, nėra čia ką veikt. Šiaip Pandžabo valstija yra viena rečiausiai apgyvendintų Indijai. Čia ir jaučias, kad nėra grūšių kažkokių labai baisiai. Eismas toks palyginus, galima gyventi. Ir Pandžabe užauginama daugiausiai visų kruopų, grūdų, ryžių viso Indijoje. Apie 60% visos šalies. Kai skridau, matėsi, kad vien tik tais laukai visokių grūdų, kruopų. Ėjau iki Batindos centrinio prekybcentrio. Atrodo toks nemažas, bet panašu, kad renovacija išsidaręs. Nu, kai Akropolio nėra, tai tikrai atkrenta daug variantų, ką mieste veikti. Einam toliau kažkur. Nu, čia jau panašiau į Indiją, jau intensyviau pagrindiniai gatvėje. Ko jau Indijai netrūksta, tai tų mobiliakų centrų taisymo, pardavimo ir visokių dangtelių. Aš didelį buvau nuvaręs tokią turgų, galvojau, kad ten turgus, o ten tiesiog koks 1000 parduotuvių mobiliakų taisyklų ir dangtelių ir ko tik nori su mobiliakais ir laptopais. Apakės buvom kiek. Čia atrodo, kad 90% indų arba vairuotojais dirba, arba mobilkas taiso. Nu dar vaisius pardavinėkit. Visoj kelionėje dar nebuvau nusipirkęs skanaus arbūzo, bet aš nepasiduosiu. Bandysiu toliau. Gele 2 kilo 50 है, 1.5 किलो 50 है, 2 किलो। हाँ जी।
Čia vienintelis objektas, kur pavyko rasti visų mieste. Fortas, bet dabar paskaičiau, kas įdomu, kad šitas fortas yra pats seniausias Indijoje išlikęs. Ir šiaip, ką man sakė šiandien, tai kad Pandžabo valstija yra vienintelė, kurios nenuniokėjo arabai, kai 16-17 amžiuje čia buvo užkariavę Indiją, o paskui dar viską damušė Britai. Tai Pandžabui kažkaip pavyko daug visko išsaugoti. Nesupratau kaip, sakė kažkaip apsigynė, apsisaugojo. Ar tiesa ar ne, nežinau. Nebuvau tada. Čia reikia galvą užsidengt kažkodėl ant šitą šventyklą. Šiaip sikizmas arba sikai sudaro vieną mažiausių procentų, man rodos, Indijoje, bet būtent Pandžabo valstijoje tai didžiausia religija išpažįstama. Šiaip sikų šventyklos yra tos, kur gali tiesiog ateit pavalgyti, atsigerti, jeigu reikia perdaukot nemokamai. Tai panašu, kad aš į vakarėlį nespėjau, nes jau indus plauna visi. O gal dar spėjau. Čia panašu, kad virtuvė. Ragaujam šito sikiečio troškinio. Jau 3 kartų duonos pasiūlė čia patį, bet gaila, bet turiu atsisakyti. Bet skanus troškinys, aštrumas geras. Šiaip keista, kad nėra ryžių meniu. Visai neatsisakyčiau. Čia jau prikvedė kažkokį vėją su tais dainavimais. Dar vieną porciją paragausiu, kadangi duonos atsisakiau.
šiaip pirmą kartą esu įsikų šventyklą, nežinau kaip tai šventykla vadinasi ar kas. Bet turbūt iš visų labiausiai patinka kažkokia laisvė, tokia atsipalaidavimas, nei ten kas kelia klupščiauja, nei ten prislėgti vaikšto, tiesiog. Kažkas dainuoja, kažkas valo, kažkas indus plauna, kažkas čia dažo stulpus. Tokia kažkokia ramybė, bendruomenė tokia, atrodo, sueina, pabūna vakare. कुछ लोग वही बड़ा है कुछ लोग यूरोप के Comment on India. Supuolė biški žmonių čia su senais gerais klausimais. Bet kažkaip, kai faina atmosfera, tai atsakinėt kažkaip galiu vėl. Nes jau būna užknisa, kad neatsakinė arba sakai iš kažkokios nesąmoningos šalies, kad esi. Bet dabar kažkaip atrodo jėgų atsirado. इंडिया में तो नहीं बनती ऐसी चीज़ है ना, इंडिया तो है नहीं है। क्लियरिटी बहुत है तो बड़ी कंपनी का फिर उसे प्योर मिलती है चीज़ें Так. Pinigų, kad nenašaram, čia pavalgiau. Jau žmona saugumo labai bijojo, nenorėjo paleisti iki viešbučio, tai važiuojam. Bet važiuojam tai 3. Trys tai čia vidutinis skaičius, kiek ar motociklo telpa Indijai. Šiaip tai šeimos čia sulipo 5. 5, tai daugiausiai kiek esu matęs. Hey. वो डर गए थे टक्का Okay. आप अकेले आए हो सर? अकेले सिंगल Yes, single. घूमने आए हो? मेरे घर सुबह चलना, मेरे घर चलना सुबह। Nesupratau, ką sakai. हाँ, हाउस मेरे हाउस चलना। Kaip sudėtinga su jais, veža, sakau, ten toks hotelis. Aišku, nežinau, kur jis yra, tai gerai, sakau, jungsiu navigaciją, važiuojam su navigacija, jie neatsiorientuoja su navigacija, nu, tipo, nežino kur, kada sukt kažkaip, bet čia jau pastebėjau, senai net taksistai nemoka kiti su navigacija važiuoti. Jeigu jie nežino lokacijos, tai viskas, jie tai nenuveš. Tai jums turi nebent rodyti su ranka, kad va suk čia į kairę, čia į dešinę, prieš akis, tada kažkaip nuveš. Atėjau tą pačią kavinę, kur buvau dienos šviesas, papjausiu arbūzo, pasiūliau užsibastyti raudonėlę ant arbūzo. Tai va bus nesąmonė, bet pabandžiau ir visai geras derinys arbūzas ir raudonėlės. Arbūzas šiaip jau raudonas yra ir dar raudonėlę užvarai. Čia viskas sueina galai. Aš šiaip pats arbūzas turbūt skaniausias, kiek valgiau kelioniai visoj. Ir turbūt vienas pigiausių, kiek perkau 50 rūpijų. 50.
5 centai. Ką, grįžau į savo aukštuomenės viešbutį. Šiaip pirmas įspūdis Pandžabo valstijų, tai labai geras, tokie žmonės svetingi, veža, vaišina, vėl duoda valgyti. Aš nežinau, šiandien beveik nieko neišleidau. O čia vežiojo po miestą, dar po arbūzą dar varėm ledų valgyti, paskui dar varėm ten aprodė miestą ir jau galiausiai, kur reikia varyti ilsėtis. Tai nežinau, ar čia tik Batindos mieste, kuriam taip atsitiktinai atsidūriau, nes pirkau bilietus bele kur, ar visam Pandžabe, tai rytoj pasižiūrėsiu, nes važiuoju į Pandžabo valstijos sostinę Čandigarą. Tai pasižiūrėsim, ar visur čia taip mėgsta turistus, arba mane, nežinau, gal šiaip žmonės baltais veidais. Varau ilsėtis. Looks like there's rain up ahead, like there's a crack in the heavens. Feels like my day could be turning, like I can tell that my luck's gonna change. If you could see me now, I'd probably let you down, but that's enough for me. You got me begging, baby. Čandigaro miestas, arba lietuviškai išverstas Čandigarchas. Nežinau, kaip verčia tos pavadinimus, kas verčia jos, ar jie automatiškai jų verčiami, bet kartais labai juokingi būna sulietuvinti miestų pavadinimai. Šiaip praleidau iki pusę valandos važiuojant, ieškant padaraus viešbučio už padorą kainą, kad nebūtų priklastoto atsiliepimų, bet pasirodo visai kitur paleido, nes Google buvo autobusų stotis pakrašty miesto, bet paleido centre. Logiškiau, kad čia centre tas stotis. Kažkodėl Google čia mėlapiuose ten rodė, dabar reikia susirast kažką kito. Ką? Labai keisti čia tuktuko vairuotojai, nes nė žodžio angliškai nesako nei tuktuk, nei rikšo kažką, tai ten badžadži, balbal. Šiaip čia mažai angliškai šneka. Jau kai vairuotojas jau gaudai turistą, tai bent 3 žodžius išmok pasakyti. Aš suprantu, kad jie siūlo paverš, bet ten bet ką galėtų sakyti ir aš žinau, kad paverš siūlo. Bet čia dabar, kur noriu eiti, nėra šaligatvio, tai gal reiks pasiimti. Ar eit? Netoli čia. Kažkokie viešbutį žmačiau. Nu einu. Nu gerai, neinu, nes ten žiedas labai intensyvu atrodo. Uberis, pažiūrėsim, ar atvažiuos. Gerai, turiu kliovą. Dilypas Kumaras, ar atvažiuoja. Nors čia aplink belekiek jų rodo ir belekiek čia jų stovi. Bet išsikvies per programėlę, tai
neapsimoka vežti porą kilometrų dėl 40 rupijų. Bet jie nežino, kad aš daugiau duosiu. Bet aiškai nori dar daugiau nulaukti. Nes mažiau 100 jie niekada nesako, nors čia važiuoti nežinau. Jeigu su taksometru turbūt iš vis 30 rupijų prisuktų. Yes, bro. Jeigu su GoPro kamera, tai būtinai YouTube keli reiškis viską. Gal aš keliu viską į video gagą. Būdavo toks puslapis. Gal dar yra. Šiaip šito miesto suprojektavimas toks įdomus kažkokiais tais sektoriais, simetriškais. Ten projektavo kažkokie architektai iš Europos daug metų. Neva, kad sukurtų idealaus miesto išplanavimą, nežinau. Bet į tokius sektorius suskirstą kvartalus, kvadratus. Kur aš? Pasiklydau. Šiaip paprašiau, kad anksčiau paleisiu, nes čia tom gatvelėm vežt labai ten sunku prasilenkt. Greičiau atrodo nueisiu. Į vieną hotelį užėjau, tiesiog paklaus, galvoju, ant durniaus kainą. Tai net nepriema turistų. Šiaip yra tų valstybių daug, kur turistams sunku rasti viešbutį. Tikiuosi, čia nebus vienas iš tų variantų. Nes neva nesaugu. Ir turi turėti indišką pasą. Čia įtariu tas pats bus. Galima paklausti. Nepriema turistų, nu dabar čia į tą, kur atvažiavau. Įvertintas buvo normaliai. Bet įtariu, kad irgi nepriims dabar. Nepriema turistų, čia niekas. Sakau, tai galiu gal ant tualeto pasinaudoti? Ne. O tai sakau, žinai, gal kažkokį viešbutį, kuris priema turistus? Ne. Dar skaičiau, kad šitas miestas 2015 buvo išrinktas laimingiausias Indijai. Kol kas nepanašus, tai žmonės labai laimingi, kurios sutikau labai tiesmukiškai. Ką dabar eisiu per visus, kuriuos pamatysiu ir tiesiog klausiu, tai žinau, gal kažkuris priims. Jau skylė nesvarbu, net nežiūrėsiu atsiliepimų. Do you accept tourists? No, man. No, sir, no. Do you know any hotels around to accept tourists? You have to try this hotel. In front hotels. In front? How far? First left and right. First left, right. Thanks. Gerai, jeigu nemeluoja, tai yra viltis, kad čia kažkur priims. O, tai bėg, kad tu bėg. Kažkoks palojimas, susibūrimas.
O, veiksmas vyksta jau čia. Hello. You accept tourists? हाँ जी. Huh? No room, sir. No room? No. Ah. Is there any hotels accept tourists here? Left side. Left side? Okay, thanks. Hello. Hello. ये तो क्या हुआ? Let's go to look for a hotel. Tai saulėtekis. Hi. Do you accept tourists? No tourists? Tourist available. Tourists? Yes. How much for a night? 1200. 1200. Yeah. Can I see the room? Jei patalynė nebus pridrožta ir šūdina, tai pasiimsiu štuką 200. Inspekcija. Gerai kvepia. Okay, thanks bro. Čia dar viens turi būt, jeigu nepriema ir nėra geresnis, tai pasiimsiu tą. Norėjau čiut jau geresnę tokią, kaip ir buvau pasiruošęs mokėti daugiau. Ką daryt, kad nepriema? You accept tourists? No? No? Okay. Ne, tai ne. Dar čia viens mačiau už kampo buvo, kurį praėjau. Patikrinsiu, tada tikrai tą grįžtu. Pavargau. Tampytis čia. Man telepatija mediumo žinios sako, kad nepriims. Arba nieko nebus. Hi, do you accept tourists? No tourists, okay. Gerai, nu. Nešrinkaus kambarį, o jisai mane pagal tai, kokia mano tautybė. Tiesiog, kad nesu indas. Šiaip tai žinau šitą bairį, kad nepriema turistų, kai kurie viešbučiai, kai kuriuose regionuose. Dabar paklausiu tipo registratūrai, kodėl sakau nepriema kiti viešbučiai. Sakė, nežino. Na, kambarys tai toks, nu koks yra, toks yra. Svarbu, švaru. Kai įeinu iškart jaučiu, ar bus švaru ar ne, arba jokio kvapo nebūna, arba kvepia, tai žinau, kad bus viskas tvarkingai. O jeigu kala koks pelėsis ten, ar rūkalai, tai jau tada žinau, kad nieks nevalyti ir patalynė bus priskretus. Conditionas pučia. Kur čia turim langą. Tai visą laiką nieko. Bent jau šiukšlės bus lengva išnešti. Galvoju, reikia atsigaivinti po kelionės nusipraust. Neatsidariau durų.
Čia žodis hotelį realiai ir reiškia viešbutį hotelį, o ne restoranėlį vietinį kaip Šri Lankoje ir pietuose Indijos. Neva 2015 laimingiausias buvo Indijos miestas Chandigramas. Pažiūrim, ar dar liko kiek tos laimės per 9 metus. Šiaip čia šiauriau patinka man, nes šviesiau ilgiau būna. Dabar yra 6:30, 6:30 vis laik būdavo Šri Lankoje ir pietos Indijos jau viskas. Jau pačioj saulė 7 naktis. O čia dar iki 8 tempia kažkur. Brangiausia vada į Spurą, kokią esu valgęs, beveik eurą kainuos. Kai šiaip gali nusipirkti tose vietinėse užkandinėse, nu, po 10-20 rupijos kainuoja. Jis labai ten iš jų riebalai trykšta, čia tai tokia jau pikantiškesnė. Ir čia pragyvenimo lygis didesnis šitą miestą, skaičiau, kad vos negeriausiai uždirba visoje šiauriniai pusėje Indijos šitą miestą. Dar nežinau iš ko čia jau uždirba. Žemės ūkis, traktoriai, guliai, tuk. Dabar pilnu pilvu galima įtveltis čia į miestą. Pažiūrėt, ką gero tie čandigariečiai, čandigarchai lietuviškai. Jūs sakykite, jeigu kažką parveš po 100 rupijų mano. Šiaip va praėjau dabar čia tą turgų kažkokį, kaip sakykim, nieks nei lenda ten apart kelių vaikų, kur išmaldos prašo, nei kažko klausia, nieko. Man tai tas tinka, man tas labai tinka, nes aš jau vakar pavargau ten bendrauti su visais, o čia tai, nepasakyčiau, kad čia labai laimingi atrodo žmonės, kad laimingiausi Indijai. Galbūt čia didmiestis, tai didmiestis niekad nebus žmonės laimingiausi, manau. Bet tokie santūros, jeigu kažkas klaustų, kur varyti į Indiją, va taip, kad nebūtų kultūrinio šoko, tai va į tokį miestą galima čia. Nei tų šiukšlių daug, nei kažkokių nesąmonių, nei lenda labai kas į akis, apart ten vairuotojų ir kelių ubagiukų. Šiaip ramu. Šiukšlių tai aišku, biškį yra, turi. Kitaip ne Indija. Gal net nesivelsiu, kaip per Black Friday kokį. Na gerai, varau. Šiaip trūksta man čia chaoso, nesijaučia, kad Indija reikia pasitrinti su žmonėm. Juokingos kainelės, kai va vietinės pamatai, maikės po eurų, po 2, jeigu perki kelias, ten dar nuolaidą taikas, nei eurą nekainuoja. Džinsai po 3 eurus. Gyvenk ir žvenk, tai Indijai.
tik kai maistą padaro 4. aukšte, kažkaip kažkas nesueina čia. Šiaip pirmam būna. Keista, kad viskas angliškai parduotuvėje, restoranuose meniu angliškai, bet žmonės čia taip sunkiai angliškai šneka gan dauguma. Čia taip per prievartą bando privers gal mokintis. Ką grįžau į savo saulėtekio apartamentą. Mano baterija kameros biškį užgribavo. Čia ta pati, kur Indijoj su kajaku plaukiau ir sušlapo ir nuo to, kada nori veikia, kada nori neveikia. Čia padedu, naudoju kitą, kas savaitės užtraukiu, vėl veikia mėnesį, paskui dabar vėl sugalvoju neveikti. Bet nieko įdomaus, aš jau Čandigarę labai nenuveikiau, nuvariau dar į šventyklą pagrindinę sykų. Tai ten šokiai, pokiai, estrada, maistas, su gira. Nesu gira su vandeniu, aš čia tik taip surimavau, šiaip čia giros neturiu. Paskui dar kažkaip parką užklydau, pasivaikščiau, čia tokia ramybėlė, net podėlę, vaizdelį, tai čia, nežinau, kokiuose Balkanuose nuvažiavus didesnis intensyvumas ir šiukšlynas negu čia šitam Čandigare. Aljanso oro linijos norėjau aš ten kažko pikantiško, galvoju, oi, čia kažkas bus negerai ir galėsiu nufilmuoti. Gavau pliuchą, gavau geriau negu tikėjausi už. Tai va, o aš varau toliau rytoj. Čia prie pat jau Himalajai prasideda realiai šitam Čandigare. Tai varysiu į kalnus, biškį atvėst po šitų karščių. Varščiau, esu 30 gal keli tik laipsnių. Bet koks 20 laipsnių bus pats gazas, manau, po šitos pirties. Tai va, tiek ačiū už dėmesį, jūs man galite padėkoti, čia kažką paspaudė apačioj, kokį tokį, nežinau kas ten dar yra, tie mygtukai, suspauskit beleką ir viskas. Sieben Nacht, gute Nacht. Atsiprašau.